Pakalbam dabar apie augimo reguliatorių panaudojimą žieminiuose kviečiuose. Iš principo mes žinom, kad yra ilgašiaudės, trumpašiaudės veislės, yra veislės, kurios, sakykime, prie pagrindo arba iš apačios yra, biškai tokio silpnesnio pagrindo, silpnesnio šiaudo. Kaipgi vis dėlto dar temperatūra įtakoja, kaipgi dabar mums reikėtų, žinai, ūkininkui patarti ir kaip jisai turėtų elgtis su augimo reguliatoriumi, sakykime, pavasarį. Atėjo pavasaris ir kaip ir jo pasirinkimas. Iš principo, bent aš taip vertinu, kad praktiškai kaip veislė, taip skirtinga augimo reguliatorių panaudojimo technologija. Ir tos informacijos, kada mes matom paroduose, kur tai Anglijoje, Vokietijoje, ten prie veislės, pristatant naują veislę, pristatomas ir augimo reguliatorių panaudojimas. Pas mus šitos informacijos yra labai minimaliai arba iš vis niekas nepateikia. Tai be abejo, tada mes orientuojamės į tuos išorinius rodiklius, kai sakam, augini metus du ir pamatai, kaip ta veislė iš tikrųjų auga. Dabar, jeigu taip žiūrint, veislės skirtingai krūmijasi. Jeigu tik tai didesnė nenorma pasėjai, iš karto pasėlis sutankėja, taip jau bamblėjimo pradžioj gali lauke rasti 1500 galbūt stiebų, jau užuomazgas, ūglių. Ir aišku, jeigu negali augalas išauginti tokios masės stiebų ir duoti derlių, tiesiog jisai tikrai per tankus pasėlis, jis tikrai yra linkęs gulti. Tai turėtų būti gan anksti panaudojami augimo reguliatoriai, nevėluojant, nes čia reikalingas ne žeminimas stiebo, o iš tikro, kad jį sutvirtinti. Turbūt reikėtų, aišku, pasižiūrėti iš rudens be abejo į normas. Jeigu veislė yra linkusi krūmytis, tai turėtų sėklų norma būti, tai yra randama optimali, kad nebūtų pasėjama per daug. Bet jeigu taip apibendrinant, sakykime, jeigu veislė ilga šiaudė ir jeigu pasėjo didesnę normą, daugiau stiebų pavasarį, nenori, reikia anksti naudoti augimo reguliatorius tam, kad sustiprint pamatą, tam, kad sustiprint patį šiaudą, kad jisai, nes kuo tankesniam pasėliui, tuo bus mažiau šviesos, to pasėlis bus linkęs vis tiek išgriūti. Tų ilgašiaudžių veislių dabar nėra jau tokių tiek daug, bet pagal tos kitus rodiklius, tai jos yra skirtingos iš tikrųjų pagal krūmijimąsi potencialą ir panašiai. Tai aš manyčiau, kad šitos dalykus svarbiau yra spręsti, negu kad reguliuoti aukštį. Galiausiai, jeigu praleidai tą momentą sureguliuoti būtent apačią, kaip sakant, stiebo, tai nieko ir nebepakeisi. Aukštį, tai dar galima praktiškai iki vėliavinio lapo ir vos ne iki plaukėjimo. Gali būti augimo reguliatoriai, dar šitoj vietoj gali pagelbėti, sutrumpinti. Ir aišku, tas duoda efektą, nes svorio centras nusileidžia žemyn ir tokie šiaudai stiebai būna atsparesni išgulti. Jūs kaip dabar nesubalansuotas tręšimas, kai vis tiek neišlaikomės daugelį atvejų azoto ir fosforo kalio santykio, daugiau tenka azoto ir tas irgi paskatina, sakykime, tos plonesnius šiaudus, stiebus, kurie linkia labiau griūti. Čia yra vėl didelė problema, kad trąšos, ypač fosforo trąšos, kalio trąšos, šiuo metu yra tikrai labai brangios. Azotas irgi brangus iš tikrųjų, bet ūkininkai siekdami derliaus, linkę praktiškai tręšti azotų. Bet skaitau, kad dirvoje yra atsargos fosforo ir kalio ir nekreipia dėmesio, ar tikrai augalas įsisavins tą fosforą ir kalį, nes yra formos neprieinamos augalui arba prieinamos tik tai iš dalies
Ir tas disbalansas, azotas, bet kuriuo atveju skatina ląstelių liutisimą, ląstelių sienelės plonesnės ir aišku, stiebas tada yra žymiai jautresnis išgulimui.